Penktadienis? Na, koks skirtumas kokia diena, juk vis tiek visos dienos tokios pačios. Na, bet šiandien galiu pauogauti ir pakalbėti su Rubenu. Gal pas jį kažkas naujo gyvenime? Svarbu geras oras. Į dienoraštį galiu įsirašyti, nieko negaliu įsirašyti, viskas taip pat kaip vakar. Labas rytas. Rubenai, kas pas tave naujo gyvenime? Aš daug keliauju ir matau, mes turime daug turistų čia aplink. Turistų čia, Tintiniškėse? Na, o kam jiem čia važiuoti? Ieškoti naujų vėjų, Teo. Iki. Kokių dar naujų vėjų, nebent naujų uogų ar riešutų? Daug žmonių atsikelia gyventi į šitą mišką, dabar nauja ežiukė čia įsikėlė. Taip, čia bus ir daugiau ežiukų. Ežiuko, o ką jiem čia veikti? Užtenka manęs vieno, aš čia visko priogauju ir ramiai gyvenu. Naujos ežiukės vardas Naomi, jinai čia ieškosi naujų namų. Naomi, tegul važiuoja Labanoro girią, ten daug smagiau. Teo, tu niurgzla. Kam ieškoti naujų vėjų? Jei reik mėgautis tyla, juk nieko naujo nebebus, vėjas taip pačiai mum pus. Ir kokiagi ta gyvenimo prasmė? Ką mes visi čia? Kam uogaujam? Gal dar kažkas bus? Gal vėjas atpūs? Labas rytas, tariu sau, viskas taip pat, garsas tas pats, aš toks pats. Tik voverės kitokios. Jūs ramiai kažkaip nemokate gyventi, vis lakstot, tos vaikus visur vedžiojat ir kam kitai darom? Teo, tu toks niurgzla. Tu visai nieko nesupranti, juk mes kuriame šeimas, mes kuriame gyvenimą, einame pirmyn. Kur pirmyn? Negi visi ežiukai tokie, tu paklausk Naomi, kodėl ji čia. Gerai. Naomi, kas čia per vardas? Paimsiu ir paklausiu, kodėl ji čia? Kas čia išvis per viena? Ir kodėlgi čia jie atvyko? Aha, čia turbūt bus šita, jau girdžiu krepštą. Čia yra, Naomi? Tokio grožio? Ežiukė? Iš kur tokių dar būna šiame pasaulyje? Gal į kokia kitokia būtybė? Rubenai, ar tu kalbėjau su Naomi? Kalbėjau, o ką? Iš kur jie atvyko, atrodo labai užsienietiškai. Pats paklausk. Ką jūs, voveris, žinot apie tą Naomi? Kodėl ji čia atvyko ir iš kur ji Teo, yra? kodėl tu nenueini ir paklausi, sėdi užsidaręs. Ežiukai gyvena beveik visame pasaulyje, jų būna įvairių rūšių ir jie linkę migruoti. O Dieve, ir kodėl mane taip domina ta Naomi ir iš kur ji? Koks skirtumas, kodėl ji čia atvyko? Einu ir paklausiu ir susipažinsiu. Man reikia žinoti. Mano vardas Teodoras, bet vadinkite mane Teo. O jūs? Mano vardas Naomi, aš iš Klaipėdos, bet gyvenau ir Anglijoje, ir Ispanijoje, bet dabar jau noriu įsikurti čia. Kaip įdomu, leiskite, aš jums padėsiu pastumti šitos sunkius daiktus. Ar jau radote plotą gyvenimą? Gavau puikių rekomendacijų apie šį mišką, tad galvoju, kodėlgi nepabandyti. Man labiausiai patinka tylus miškas. Haha, geras, taip pačiai. Nesu kompanijos žmogus, bet mielai jums aprodyčiau šį mišką. Teo, būtų nuostabu. Naomi, kodėl aš vis dar apie ją galvoju, kaip kvaila. O atsikėliau be žadintuvų ir kągi sapnavau, ogi Naomi, eisiu su ją ir susitiksiu. Na, lyg viską ir aprodžiau, bet norėjau dar parodyti tau vietą prie upelio, kur galima matyti gražiausią vaizdą. Vau, čia lyg gyvenimas prasideda iš naujo. Būtent naujas gyvenimas, naujas vėjas. Žvaigždės tamsoje lyg simbolis, kad šviesa gali būti visur. Labas rytas, štai nauja diena, nauji vėjai ir Naomi.
Ačiū Tėvui už pagalbą, čia tokia graži paunksmė, kad galvoju, gal čia įsikurti, ką manai? Na čia puikiai vieta, tik galbūt kiek toli nuo bendro centro, na ir mano namų, kad galėtumėm vakare susitikti. Taip, man patinka tavo draugija, gal tikrai per toli įsikūriau. Naomi skamba keistai, bet gal norėtum tapti mano žmona? Tėo, mes juk iš ties einame tuo pačiu taku. A? Taip. O, Naomi, mano stebuklė. Kaip gera su tavim tiesiog būti ir nieko neieškoti. Nesitikėjau ir aš. Teo, ar kas galėjo Baikit, gavosi, kaip gavosi ir aišku aš Mūsų laimingas. filosofas, kuriam nieko nereikia, pasirodo, va, prašau. Ačiū visiems susirinkus. Na ką aš galiu pasakyti, gyvenimas pilnas netikėtumų. Teo, čia šitiek dulkių, mes turime būtinai pakeisti patalus. Teo, ir mums reikia naujos sofos. Naomi, aš pradžioj turiu perrašyti savo knygą, buvau prirašęs visiškų nesąmonių. Gyventi nieko nedarant ir nelaukti naujų vėjinų, koks aš keistas, liūdnas gyvenimas tada, kai neturi su kuo jo gyventi linksmai. Supakuosiu maistą ir eisime prie upelio. Gerai, mano brangioji. Gyvenimas labai gražus, kai randi savo pusę.